Sportas yra kiekvienos valstybės vertybė. Niekas taip, skaitau, neišgarsina tautos valstybės kaip sportiniai atsiekimai. Aišku, yra ir kitose srityse, bet skaitau, kad Lietuvos sportininkai šitą dalyką tikrai yra puikiai jau padarę. Ir jeigu pradėti, kad jau šitą svarbą, sakyčiau, suprato ir mūsų tos jaunos respublikos vadovai. Juk šitam pastatui arba universitetui jau dabar yra virš 80 metų. Tai jau galiu pasakyti, kad 32 metais prezidentas Smetona ir ministrų pirmininkas Tubelis pasirašė kūno kultūros įstatymą. Tokiu laiku jau suprato sporto ir kūno kultūros svarbą. Ir toliau dėl to vystymo, dėl programos sudarimo fizinio lavinimo prisidėjo eilė žmonių, eilė politikų, eilė mokslo žmonių. Jie buvo baigę fizinio lavinimo aukštuosius mokslus užsienyje, atvažiavo padėti savo Lietuvos Respublikai. Buvo organizuota tų rūmų pasaulio lietuvių žaidynės Kaune vyko. Toliau buvo organizuotas 32 metų Europos čempionatas, toliau buvo išsiųstos komandos 35 metais krepšinio į Latviją ir 38 metais moterų krepšinio rinktinė į Italiją ir buvo dalyvauta net kai kuriuose stambiausiose varžybose, kokią rolę atliko. Ir dabar tas pratęsimas vyksta ir dabar. Iš čia išėjo labai daug, skaitau, žymių žmonių, trenerių ir visą šitą davė tik tai šitie rūmai, kaip sakant, sporto dabartinis universitetas. Ir tas universitetas ir toliau turi savo programą, turi eilė mokslo darbų, padarė daug tyrinėjimų, nes yra toks pasakymas, gal kai kas gali užpykti arba sutikti, kad medicinoje sensta žinios kas 5 metai, o sporte kas 3 metai. Reiškia, viskas keičiasi, nes visi ieško metodų. Dabar, kada kalbama apie reformas ir šitas mechaninis toks jungimas, jis, skaitau, sustabdys veiklą šito universiteto. Nes nustos visi, nieks negali pasakyti, nieks nėra apskaičiavęs, kaip čia viskas įvyks. Ir skaitau, kad man tai noris kažkaip žiauriau pasakyti, turi būti apskaičiavimai, kas įvyks, ką mes laimėsim, kur tie pliusai. Dabar nieko nėra, nieko nematau. O tas darbas sustos, kadangi vis tiek sporte pagrindinis variklis yra treneris. Tik jis viską padaro. O treneriui turi vadovauti sporto mokslininkai, įvairūs pedagogai, medicinos darbuotojai, fiziologai ir taip toliau. Sporto universitetas turi savo programą ir žino toliau, ką reikia veikti. Jie puikiai viską supranta, kadangi yra jau patirtis, jau viskas yra išmokta, viskas yra praeita ir žino, kaip toliau eiti ir ką toliau daryti ir kaip pakelti šitą darbą į aukštesnę pakopą. Ir dabar toks iš karto autonomijos netekimas, nebe šeimininkas esi, kažkur tave priglaudžia, duos, skaitau, labai neigiamą rezultatą. Čia noriu pasakyti taip, sporte reikia visą laiką budėti. Kas buvo vakar, kad tai buvo čempionas, yra jau istorija. Viskas. Ir viskas, kas prasideda, viskas prasideda vėl iš naujo.